Sveiki žvėjai. Sveiki. Šiandien mūsų laidoje vieši Valdas. Plus yra puikia proga jį pakalbinti, nes, kaip žinia, Valdas dalyvavo pasaulio dugninės čempionate, kuris vyko Airijoje. Ir savaime suprantama, mūsų šiandieninės laidos tema yra dugninė meškerė. Ir Method Feederis. Būtent gaudysime šiuo metodu. Valdas papasakos, parodys, kaip reikia tai daryti, kaip reikia pasiruošti keletą skirtingų sistemų. Aš gaudysiu, kaip tu man sakai, vienokią sistemą, tu gaudysi kitokią sistemą. Bet apie tai jau mūsų tolimesnėje laidos eigoje. O dabar, kaip visada, pradedame savo žvejybą nuo jaukų pasiruošimo. Na, Valdai, kągi šiandien tu mums paruošei? Teisingai. Šiandien nusprendėme dar gaudyti šiek tiek kitokiu būdu. Neėmėm specialiai Method Feeder šitam būdui gaudimo specialaus jauko, nes pakankamai ir sudėtinga rasti ir parduotuvėse žuklės šito jauko. Yra, bet dažniausiai jo nebūna. Dėl to, kaip galima išsisukti iš padėties, gaudant tiesiog paprasčiausių jauku. Pradėsime nuo jauko sijojimo. Iš pradžių šiek tiek per stambesnį, 2,5 mm sietuką. Atskirsime stambes dalis. Pirmasis stambesnė dalis. Pusė pakelio jauko priedo meduolis. Tiek užsaldinsim, nes dabar pakankamai yra šilta. Šiek tiek dabar ilgesnė procedūra. Reikės prasijoti per 1,5 mm sietą, kad iš vis jisai būtų smulkus smulkutėlis. Koks gavosi parus smulkus jaukas. Aišku, reikės šiek tiek pavargti, bet iš paties galima išsisukti. Drėkinsime paprastu vandeniu, be jokių kvapų, be nieko, darysim jauką neutralų visiškai. Štai jaukas brinksta. Mes tuo metu einam ruošti sistemų. Kadangi Saulius gaudys su pintų valu, tai aš jam surišiu šiek tiek kitokią metod sistemą, tai yra fluorokarbono metras, vadinamas shock leaderis, feeder guma 6 LBS. Iš pradžių pririšam feeder gamo, panašiai apie 10 cm. Pažiūrėsim, viską prisimatuosim kaip šėriklėlė. Nes rišu feeder gamą tam, kad suminkštinti žuvies smūgius, kai traukėte, kad neišsiplėštų ją iš lūpų. Kokią Saulių šiai nori naudoti? Aš noriu didesnį. Gerai. Šitą metod šriklėlė turi tokį konektorių, bet jis yra pakankamai standžiai stovi, jeigu žuvis neaktyvi ir negali išmušti, pati pasikirsti. Tai aš tokiu atveju parodysiu, naudosiu štai tokius kitokius konektorius Drenano, kurie lengvai vaikšto prieš šėriklėlį ir žuvis žymiai lengviau užsikepta.
žuvis kada užkimba ir turi amortizaciją. Belieka tik pavadėlis. Aš Sauliui patariau naudoti specialius Method feeder pavadėlius. Kabliukas yra be užkarpos. Jis su to nelabai norėjo sutikti, sakau, nepergyvenk, laikyk žuvienį tempimo ir nepabėgs. Kabliukas yra ant plauko sistemos, švalo. Prašiausiai atitraukiam gumytę, užmaunam, užfiksuojam ir sistema paruošta. Nu, pasižiūrėsim, kaip veiks, kaip matau, paruošiai man su kabliuku be užkarpos ir šiandieną aš gaudysiu su peletėmis plauko sistema. Pažiūrėsim, kaip čia man seksis ar neteks tik persidarinėti. Dėkui tau. Prašau. Einu atsimatuoti atstumo, kiek čia bus, kiek metrų tiek žvejot. Jeigu netyčia paimtų stambi žuvis ir nuplėštų nuo klipso, tai žinosi, kokį atstumą reikia sugrįžti. Na, aš kai visą laiką be eksperimentų negaliu. Šiek tiek padažysiu savo jauką žalia spalva. Štai graži žalia spalva, matau, išėjo. Taip. Nu va, įdomu, mano jaukas bus juodas, tavo žalis. Kiek atsimenu, mes su tavim kažkada gaudėm šitam telkinyje ir žalia spalva labai neblogai veikia. Pažiūrėsime, ir vidury vasaros per didžiausius karščius patinka ta žalia spalva žuvim. Aš gaudysiu šiek tiek kitaip, gaudysiu peletėmis, su plauko sistema, kaip minėjau. Tai tiesiog yra toks įrankis kabliukas, sumauname. Tada... Turiu. O, Valdui jau pirmas kibimas. Na, susigundė vienu kukurūzu ir keturimis musės lervomis. Tęsim toliau mintį. Kabiname ir mauname ant, taip vadiname, plauko sistemos. Ir dedame tokį vadinamą stop mazgą. Vat štai taip atrodys mano masalas. Štai taip. Gražiai, po truputėlį tirps, pakils mano masalas virš jauko debesėlio. Manyčiau, kad turėtų vilioti žuvį. Bandysiu kol kas plauko sistemą, po to pasižiūrėsiu, jeigu man čia nepasitvirtins, tai tada tiesiog užsirišiu paprastą kabliuką.
neapsikenčiau žiūrėdamas, kaip tu trauki karšiukus. Teko nusimti sistemą plauko ir pabandyti ir man paprasčiausių metodų. Stalbėja po truputėlį, matau. Šiek tiek rimtesnis papuolė.